Šiuolaikinio verslo dienotvarkė jau nebeįsivaizduojama be inovatyvių skaitmeninės rinkodaros sprendimų. Kaip juos identifikuoti, kaip kurti ir integruoti versle bei biudžetinėme sektoriuje – klausimas, į kurį neabejotinai gali atsakyti studijas Klaipėdos valstybinės kolegijos skaitmeninės rinkodaros studijų programoje pasirinkę jaunuoliai. Tuo metu, kai gauname teorinę medžiagą, mes galime tai pritaikyti praktikoje, susipažinti daug iš arčiau ir, žinoma, išvykstamosios. Tai išvykstamieji renginiai, kur būtų susijęs su mūsų studijų programomis. Labai įdomios realiai buvo paskaitos. Nesitikėjau, kad tokios bus kokybiškos realiai paskaitos, tai labai patiko. Kūrėm tinklalapius, dėstytojai man labai padėjo ten su šiais dalykais. Arba dabar su rašymu, baigiamųjų darbų rašymu. Labai daug įtakos padarė mano praktikos vadovas. Taigi, manau, kad dėstytojas pats svarbiausias dalykas šiuose skaitose, šiuose studijose. Skaitmeninės rinkodaros žinias studentai Klaipėdos valstybinėje kolegijoje gilina 3 metus. Per šį laiką ypač daug dėmesio skiriama praktiniams studentų įgūdžiams. Jų lavinimui organizuojamos net 6 praktikos kolegijoje bei įmonėje ar įstaigoje. O studijų turinys atliepia darbo rinkos poreikius, nuolat tobulinamas atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas bei kolegijos socialinių partnerių įžvalgas. Prieš pradedant realizuoti šią studijų programą mums labai svarbios buvo mūsų socialinių partnerių, rinkodaros, komunikacijos paslaugas teikiančių organizacijų įžvalgos, kuriuose dominavo nuostata, kad šitų specialistų rinkoje labai trūksta, ypatingai Klaipėdos regione. Ir šitos įžvalgos iš tikrųjų labai pasiteisino, nes įsidarbinamumas mūsų absolventų yra beveik 100%, o studentai jau 3. kurse nemaža dalis jų dirba pagal specialybę. Kiekvienas iš studentų turi galimybę pereiti per kiekvieną procesą ir pažiūrėti, ko trūksta verslui arba ko trūksta pačiam studentui, kad jisai būtų paruoštas būtent šitai rinkai. Skaitmeninės rinkodaros studijų programos paskaitos organizuojamos kaip tik šiai studijų programai pritaikytose auditorijose. Verslumo kompetencijų ugdymo centre įrengtose imitacinių bendrovių auditorijose, medijų laboratorijoje studentai mokosi kurti audiovizualinį turinį, įvaldyti dirbtinio intelekto įrankius, identifikuoti, kokie skaitmeninės rinkodaros sprendimai yra paveikiausi vartotojams ir kaip juos įgyvendinti. Žinių šioje srityje studentams suteikia ne tik kolegijoje nuolat dirbantys dėstytojai praktikai, o ir iš užsienio aukštųjų mokyklų atvykstantys dėstytojai. You know, people always say that content is king, but definitely, but I already give lecture to you. I always say that first of all, you need to focus on, customer pain points and questions. And, marketing start with customers and clients. You should focus on their questions, pain points, and their problems. First of all, you need to, solve their problems, and you need to create the content for them. I think you need to have a very basic understanding what marketing is. So the better you are in marketing, the better you understand the principles of marketing, the better you can use artificial intelligence. You can always ask technicians or technology people for help, but they will not monitoring the marketing process. It's done by the marketing people. Ir tai tik maža dalis to, ko galima tikėti studijuojant skaitmeninę rinkodarą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Nori ir tu tapti šios srities profesionalu? Junkis prie mūsų.